Labas vakaras, eteryje 24 valandos. Malonu, kad žiūrite. Šiandien esame paruošę jums 3 išskirtinės istorijas. Andrius ir 3 jo moterys. Žmona ant žemės, o su meilužė lovai. Meilės keturkampis ir jo pasekmės. Aš patyriau tokią didelę traumą, aišku. Akistata su buvusia mylimąja. Sakiau, kad mano vyras blogas, bet kai su tuo pabuvau, oi bože. Moteris, neimkit tokių vyrų, kai va šitas, nufotkinkit va šitą. Lietuvą sukrėtusios istorijos tęsinys. Čia yra minučių klausimas, kada girti jie ten užguls tą berniuką. 271. Dėl girtavimo vaiką praradusi Rasa trokšta jį susigrąžinti. Man trūksta vaikų, daugiau man nieko nereikia. Ryžtingi sprendimai Tegul būna tas paskutinis šansas tau. ir atgailaujančios mamos pažadai. Daugiau niekad nenoriu aš tas daugiau prarasti. Kęstučio kova su ūkininkais. Leido naudoti žemę, tačiau dabar nebegali jos atsiimti. Tik atiduodam tą savo žemę, apsisuk ir man tuščia. Mes tik minusą nuvėjom. Neleidau jums tenai artinį nieką. Darykit, ką norit. Melagė. Bauda, dabar tu man moki 1000 litų? Į mūsų laidą paskambinęs Andrius neslėpė liūdesio. Visai neseniai jis išsiskyrė su mergina. Ir nors skyrybų iniciatorė buvo pati Inga, ji visko taip greitai baigti neketina. Andrius pasakojo, kad mergina nenori atiduoti jam priklausančių daiktų, likusių jos namuose. Televizorius, 2 DVD grotuvai, muzikinis centras ir svarbiausia – mylimas šuniukas. Visą tai pastumėjo Andrių paskambinti mums ir paprašyti padėti susigrąžinti tai, kas jam priklauso. Yra buvusi žmona mano. Su pirma draugai išsiskyrėm gražiai. O su jau paskutinė, galima sakyti, man buvo beviltiškai gyventi. Sakiau, kad mano vyras blogas, bet kai su tuo pabuvau, oi bože. Bet žiūrėkit, kaip buvo žmona sutarėta, ne su Andrium? Taip, mes likom kaimynai, mes pažiūrėnai gražiai sutarėm. Jūs kaip vyras buvo neblogas. Neblogas buvo? Taip. O tai dėl ko jūs išsiskyrėt? Aplinkybės privertė. O žinojot apie jo dabartinę ten tą draugystę, kad jis turi ten kažkokią kitą draugę? Aš neseniai tik sužinojau šitą dalyką. Jisai pasitikėjo, ją nusivežė ten savo televizorių, ten muzikinį centrą, skalbenkę, o dabar kaip įsikraustė, jinai ten manipuliuoja juo, paprasčiausiai nenori atiduoti daiktų ir... Nu, jeigu jau... Yra žinutės, kaip nereikalauja skolos, o paskui rašo atiduok skolą ir tada atiduosiu daiktus. Ai, netgi taip? Taip. O kiek jinai sako, kad tu jai skolingas esi? Ten 160 matyt buvo. Eurų? Taip. Mes gyvenom pradžiai pas jos globėjus, bet paskui gavosi taip, kaip jinai tenais melagių, tenais visokiais žodžiais išvadino mane. Nu ir gavosi taip, kaip jinai turi dukrą tą moteris, kur gyvenau su ją kartu. Jinai yra 9 metų ir pasakė, sako, aš neleisiu, kol Andrius bus, neleisiu, kad būtų kartu, kad išprievartauti gali. O tai yra... Ką, išprievartau tą mergaitę? Taip. Čia tada draugė tavo tai pasakė? Jos globėja. A, jos globėja? O, Jėzus Marija. Nu gerai, bet kokiu atveju, tai, kad tavo daiktai liko pas ją namuose, tai tu, nes jūs gyvenot kartu, ar ne, kažkurį laiką? Kiek jūs pragyvenot kartu? 4 mėnesius. Dabar bet kokiu atveju, kodėl ta tavo draugė negrąžino tau tų daiktų? Jinai pripažįsta, kaip aš esu jai skolinga. Tai jinai vis duodavo atseit valgyti, bet viską normuodavo. Paprasčiausiai net ir kavos ir atsiprašant cigaretės ir viską galima sakyti pagrinde. Gerai, Andriau, viskas. Tai padėk kavos puodelį, jau matau beveik išgėręs, renkis ir važiuojam pas tą tavo draugę ir tos draugės globėją.
atvažiavom. Niekad nelaikiau tų daiktų ir šuniukas tik jau man atvežė. Taip, dabar mes buvom, reiškia, pas globėją, kuri nenori, kaip sakant, viešintis, jos ir nežadamės viešinti. Pavyko, reiškia, pasimti šuniuką iš jos. Labai greitas buvo paėmimas, nieks nesipriešino, niekam piktumo jokių nebuvo. Dabar iš tikrųjų mes važiuojam pas pačią Ingą, nes pas Ingą yra likę kiti Andriaus daiktai, kaip ten sakė, skalbimo mašina, televizorius, DVD, kažkokie grotuvai. Nu, žodžiu. Nu, skelbimas teritorija sako ginkluota apsauga ir šunys manęs labai nedžiugina, tai dabar tu Andriu paskambink ją, gerai? Paskambink Ingai, pasakyk, aš esu prie tavęs, išeik, prie tavo darbo, reikia pakalbėti. Nu. Va, sėdė Andriukas. Ir dabar tas Andriukas reikalauja šunį. Ką jis reikalauja? Pinigų? Daiktų. Jeigu man skolą atiduoda 140. O ką jis skolingas? Taip. Lipk, Andriau. Andriau, lip. Vieną mėnesį 60, kito mėnesį 80. Įprašiau. O jisai tau, tu jam skolinai tos pinigėlius, ar ne? Bendrai mes gyvenom. Aha. Man reikėjo atiduoti 160 vieną mėnesį. Bet per pusę gavus taip, kad jam 80 ir man 80. O jis man negražino. Andriau, Jį pasakiau, kol tu man skolą netiduosi, aš tau daiktų netiduosiu. Atiduosi skolą, atiduosiu pinigus. Tu parašai, kad tau nereikia jokios skolos. Yra žinutė įsaugota. Viską, kaip tu man parašai. Palauk, aš vaiką turiu, o dirbu va. Be išeiginių. Nu kaip tau atrodo? Tai aš irgi, pavyzdžiui, per pinigus tik Tai sėdžiu. palauk, tai ką man dabar daryti? Man tai negaila, tegul Dievas tau atleidžia, atiduosiu aš tau daiktus, važiuok į O Jonavą. klausyk, Inga, o jūs sakė 4 mėnesius pragyvenot kartu, ne? Pradžiai pas globėjus mano, pragyvenom globėjai, užpyko ant juoką, jisai jau savanadžiauja kažkaip. Vienu žodžiu, tada sako, eikit jūs atskirai gyvenkit, į vieną varę. Bet aš su kaip draugė nepalikau jį basą, sakau, Čia einam kartu? abudu, taip, va, pas kaiminę įėjom. Gyvent. Taip, gyvent. O kodėl galiausiai išsiskyrėt? Todėl, kai jis jau pradėjo man meluoti. Viską jis man melavo, per akis. O jis sakė, kad tu ten atsit kitų vyrų, paskui buvai susiradęs. Aš vyrą susiradus, mano ten klasiokas buvo. Tai aš negaliu su klasiokais susitikti. Nu, taip, taip. Galima susitikti su klasiokais. Nu, Nu, Andriau, žiūrėk, šnekama, tai kitaip žmogus. ko nusisukęs stovi, ką? Atsisuk. Nu atsisuk, ko Aš nusisukai. atsimsiu viską. Nu, žiūrėk, tikrai, Andriau, atvažiavai pats daiktų pasimto, stovi kaip mažas vaikas išsigandęs. Bet atsiprašom, šitaip nesielgia, kaip O atsiprašom. kaip tu su manimi elgeisi? Sakė, prie Marytės sakiau, aš nusižudysiu, aš rankas persipjausiu, aš kaltinsiu tave ir taip toliau. Man sveikatą Kitokio lygio davarė. Kas man į kitokio lygio davarė? Jisai Jau dabar visi yra. žmonės sumatė, kaip tu man davarė. Jis pasakė, ką aš pažįstu, pasakė, Inga, tu jį palik greičiau, kuo greičiau su juo atsikratyk. Bet žiūrėk, Inga, tai vis tik daiktų yra nemažai, pas tave yra... Tegu įima, va, Jona, jo pas jo Aš manau, vietą, kad žinai, štai kurio kaip vietą yra. Ar gyvena. negalima būtų susitarti, pavyzdžiui, tokį dalyką, kad už tą skolą, na, kad, sakykime, vis tiek tie daiktai bendram rezultatui yra daug daugiau Tegu vertesni negu įima, nu tegu įima, man tai jau nereikia. Bent dalį, Yra, bent Tegu dalį. viską įima. Mano sąžinė bus rami, tegu viską įima. Duodi viską. Žinai, kur jo vieta gyvena, važiuok pasiimk. Kur mano tie dokumentai, kur ne mano, dar Rūtos vardu? Kur tie dokumentai atvežiai? Ten yra rimti dalykai yra. Kur tie dokumentai yra? Atsiųsiu, tai važiavai, tai reikėjo atvežti. Nu va, teisingai, Andriau. Nors Ne, neteisingai. tai Kas aš ne? pamiršau, Tu čia labai jūs gražiai moki greitai. šnekėti, kaip tu man pareiškiai. Mano globėjai ir man pasakė, aš labai gražiai moku kalbėti. O tai kas pasakė, kaip mane lankys ligoninė Jurgita? Va, Jurgita. Nes O aš negi kodėl aš turiu lankyti, kas tu man toks esi, tu man pasakai, a brolis, a kas tu man toks esi? Bet kiek žinau, kad tu mane jam prikaišėjai. Nu tai, nu tai gerai, nu tu gyveni dabar su juo. Ne, aš jam padedu, aš turiu draugą. Draugą? Taip turiu. O tu žinojai, kad jie kartu buvo? Taip, Kai su tavim dar būdavo? taip. Žmona ant žemės, o su meilu želovai. Nu. Kas čia taip? Tuo, Andrius? Da, jis man primelavo, taip nebuvo. Aš žiūrėk, Inga, aš teisingai susidariau įspūdį, kad Andrius yra toksai lovelasas Ir dar neblogas, ar koks. ne? O jie, tu sakiau, kad mano vyras blogas, bet kai su tuo pabuvau, oi božumai. Sakiau, nedaug dievė, tegu jau. Tai klausyk, gal Inga iškart perspėja kitas moteris, kad... Moteris, neimkit tokių vyrų, kai va šitas, nufotkinkit va šitą va. Ne nugarą, nu, atsisuk, nu. Nenori Andrius rodytis veido. Tai čia jo bėdos, ne? Bijo. Čia jo bėdos, aš tai nebijau, va. Tu tada man prikaišioji Jurgą, prikaišioji Praną, prikaišioji visus ir taip toliau. Nu, o kaip tu man prikaišėjai?
Mano draugus prikaišėjau. Kolio darė, nu davai, varyk. Nu, davai. Ko tyli dabar, nu? Nu varyk, į tualetą, tai varyk, nu jo, nu į tualetą žmogus. Eik į tualetą, jis tiesiog tada pasnekiek. Žinau, papuoliai, Andriau, papuoliai. Ten nevyksta kalbos. Inga smarki moteris neužsileidžia. Aš viską sakiau gyvenime, ne. Didžiausia klaida Andrius buvo. O Jėzus, žinokit, patikėkit manim. Na, čia. Narčiar tuos vyrus, ne? Gerai, Inga, sėkmingo darbo tau. Ačiū tau. Važiuojam tada mes pas Jovitą, ne? Žino. Gerai, ačiū Inga. Gerą darbą tau. Iki. Viso gero, ačiū. Tai iš esmės nebuvai tu jau toks geras vyras, kaip apie save klausyk nuo pat pradžių būri. Jinai dabar daug ką pribūrus yra. Su ją kalbėti ar prieš ją man per žemą buvo. Prieš ją atsikirsti, jinai tegul pakalba, kaip Darius, atsiprašom, tai davė ant dančių ir taip toliau. O Jėzau, nu dabar vėl šmeižė čia dabar, man atrodo. Žodžiu, bet kokiu atveju mes dabar važiuojam pas Jovitą. Jovita, kaip suprantu, yra jūsų bendra pažįstama, pas kurią yra likę Andriaus daiktai. Labą dieną. Labą dieną. Ar su Jovita kalbu? Nu taip. Jovita, čia jūs patrukdėt tokia Donata. Žiūrėkit, mes ką tik buvom pas jūsų draugė Inga ir jinai mums minėjo, kad pas jūs yra daiktai Andriaus, jos buvusio draugo. Nu. Aš norėjau paklausti, gal mes galėtumėm sutart paimti tuos daiktus šiandien iš jūsų? Ne. Kodėl? Jisai žino dėl ko. Jūs pasakykit, Jovita, dėl ko? Todėl, kad jisai prisišykęs tiek Ingai, tiek man. Vo! O ką Jovita jums pridirbė, sakykit? Jis netiesiogiai man pridirbęs, bet Ingai. O aš už Ingą galiu galvą padėti. Bet Inga, žinokit, kai mes ką tik su ja šnekėjome, jinai sakė, pasimkit visus daiktus ir reikit nuo mano galvos velniop. Va taip sakė jinai. Kad Inga leidžia, aš žinau, nes jau jai daėdės jisai iki gyvo kaulo. Jo, bet matot, Inga su juo taigi jau išsiskyrė, nebegyvena kartu, tai gal... Nesvarbu, tai kodėl jisai ją grasina pastoviai? Supratau, nu bet žiūrėkit, Jovita, kadangi mes jau esam to Jonavoje, tai gal gali jūs pasimti bent 1-2 daiktus iš tų visos. Ne. Nu tada aš važiuoju į policiją. Bet tai jis tada rašys pareiškimą, kad pas jūs tie daiktai. Tegu rašo. Supratau. Jis atveža dokumentus ir pinigus, tada jisai juos atgaus. Žodžiu, einam nuo tų durų, bet kokiu atveju niekas mūsų čia neįsileis. Ir sakau, aš tai siūlau tokį variantą, tiesiog pabūti protingesniam ir išsiųsti tos dokumentus. O tada galės atgauti ir savo daiktus. Tai šiandien toks rezultatas, pavyko atgauti šuniuką. Nu taip. Tai galima sakyti, iš esmės pats svarbiausias daiktas iš visų. Net ne daiktas, augintinis. Nu taip. Andriau, žiūrėk, tu man atsakyk vieną klausimą. Šiandien pabendravau ne su viena tavo buvusia moterim ir visom tu esi pridaręs visokių tai šunybių. Ar teisingai supratau? Nu, iš dalies taip, bet iš dalies ir jos manęs irgi nesuprasdavo. Geriausia buvo tai Jurgita draugė. Geriausia Jurgita. Tai čia Jurgita, ta, kuri šiandien mums kompaniją palaikė visos kelionės metu. Taip. Tai gal dar klausyk susiesit? Nu, mes tik tai likom, kas geriausi draugai. Žodžiu, mielos moterys, mėly vyrai, jeigu pradedat gyventi kartu ir suprantat, kad, kaip sakant, nesigyvena, tai man atrodo, nėra čia ko vienas kito kankinti. Geriau, kaip sakant, skirstytis kuo greičiau savais keliais ir ieškotis tų, kaip sako Andrius, vienas kito suprantančių. Tai ačiū, Andriau, tau labai, linkim tau sėkmės ir susirasti galų gale tą vieną vienintelę, kuri tave mylės, gerbs ir kuriai nereikės tavo pinigų. Ačiū. Kybartuose gyvenanti Marija turi dukrą Rasą, kuri girtauja ištisus metus. Prieš keletą mėnesių Rasos kasdienybę jau fiksavo mūsų laidos kameros. Tada Donatai pavyko užkirsti kelią galimai tragedijai, nes tarp girtuoklių be priežiūros buvo paliktas vos 2 mėnesių kūdikis. Po šio reportažo kūdikis buvo paimtas iš motinos laikinai globai. O ponia Marija, matydama, kad jos dukra ir toliau žlugdo savo gyvenimą,
nutarė nebetylėti ir kreipėsi į mūsų laidą pagalbos. Lietuvą sukrėtusios istorijos tęsinys. Čia yra minučių klausimas, kada girti jie ten užguls tą berniuką. 271. Dėl girtavimo vaiką praradusi Rasa trokšta jį susigrąžinti. Man trūksta vaikų, daugiau man nieko nereikia. Ryžtingi sprendimai Nu, tegul būna tas paskutinis šansas tau. ir atgailaujančios mamos pažadai. Daugiau niekad nenoriu aš tas daugiau prarasti. Labą dieną. Mes pas Mariją. Tai Marija, jūsų dukra išgerinėja. Jo. Dažnai? Dažnai. Kiekvieną dieną veik. Rasa, aš visada sakau, kad, gerimas pats savaime neatsiranda, turi būti galbūt kažkokia gyvenime trauma, kažkokios psichologinės problemos. Jokių traumų nėra. Bet tai aš klausiu jūsų dukteros, jos pačios, nejaugi tiesiog iš dyko gyvenimo. Per gerimą paėmė vaiką ir paskui iš vis pradėjau gerti. Sakyčiau, tai yra labai rimtas perspėjimas. Žinau. Dabar vaikų teisėse buvo, sakė, paskutinį šansą davė pasitaisyti. Jie žino, kad 3 vaikus iš visų turi ir nei vieno neaugina. 2 Rusijine ir 1 šičia. Ar jie irgi atiduoti globos įstaigai? Ne. Bet aš noriu įsitaisyti ir paskutinį šansą išnaudoti tą, kurį man davė vaikų teisė. Rasa, ar tau kažkas jau minėjo, kad jeigu tu baigtum su tais visais išgerinėjimais, pasigydytum, nebevartotum, greičiausiai vaikas sugrįžtų atgal į šeimą? Aš žinau pati tai ir aš noriu sukodoti. Ar bandy kreiptis į savo šeimos gydytoją, kad duotų nukreipimą į antrinio gydymo įstaigą dėl kodavimosi? Ne. Žiūrėk, kol kas jokių pastangų nedėjai. Kol kas tai tuos anoniminius lankau. Iš vis aš pinigų neturiu. Šiandieną vartojai? Ne. 7 para šiandien kap negeriu. Ko trūksta tau gyvenime? Kad jau tada tikrai pasižadėtum Dievui, kad jeigu štai tie norai išsipildo, ar tai vienas noras, ar tai keli. Man trūksta vaikų, daugiau man nieko nereikia. O tie paskui eitų viską savaimėma. Ir visai kitoks požiūris būtų į tą gyvenimą. O čia man iš vis dabar nieks neina ir čia. Tu nori susigrąžinti visus 3 vaikus? Noriu, bet 2 tai neišeisna. Vienos tą vieną, va šitą, kur dabar globoju. Ir tai labai jau būtų gerai. Vaikas guli apkamšytas lovai ir ateina girtas kažkoks ten dėdas ir gulasi ant to vaiko. Kambarį yra paslėptas 2 mėnesių kūdikis, kurį aš mačiau. Ir ten visi girti, ta prasme, ten sekundžių reikalas, kada jį užguls. Palauk, nelys, ramiai, davai ramiai. Žiūrėt ir 5 sekundės, kur aš laikysiu. Stipriai. Dar. Gerai. 271, 2 alaus bankus. Nemažai. Kiek? 271. Mieloji, ar tu turi protų? Protų ne, Marija. Tavo girtumas. Bet aš jį prižiūrau. Rasa, ką reiškia beveik 3 promilės? Ką čia dabar bus? Kas bus paimtas vaikas? Tau Dabar šiandien? Šiandien? Nu tau negali palikti. Ateikit čia pasirašyti, kur jūs einat? Ar tu nemanai, Rasa, kad jeigu nebūtų įsikišus Donata, galėjo pasibaigti viskas dar tragiškiau? Dar blogiau galėjo būti. Aš nei nesiginčinu, nieko nesakau. Dar galėjo būti blogiau. Moteris tokia buvo sumušta, ne? Kai tu žiūrėjai iš šalies, ar to nebuvo baisu? Man baisu nebuvo, man tik blemba, taip, ką žinau, šiurpas perkryti, kada mama paėmė vaiką. Tada jau man buvo šiurpas perėjau. Baisu man nebuvo. Baisu tik tai vienas dalykas buvo, kad tikrai galėjau daug blogiau pasibaigti tuo momentu, jeigu Donata nebūtų atvažiavus. Kas tie galai žinau, kuo tie būtų pasibaigę. Nepaimk vaiko, prašau!
normaliai, atvažiuos socialiniai darbuotojai ir tada spręsim. Elkis normaliai, tada viskas bus gerai. Aš tikrai nesuprantu, kaip motina gali įpūsti beveik 3 promilės, mane nervas. Taip. Ir šiandien buvo atvažiavęs seniūnas ir niekas nieko nedaro. Miela Rasa, aš manau, kad tau tikrai dabar labai skauda širdelę, kadangi ilgai vaiko nematėjai. O kiek laiko jisai jau yra paimtas globon ir kiek laiko neturėjai galimybės pamatyti vaiką? Mėnesiai, nieko globai. Aš tos visus 5 mėnesius gėriau, bet vis tiek vaikščiodavo į globą. Nuneždavo šiam pampersus ir vietėlių. Tu šiom kažkaip tai... Rasa, minėjai, jog manim pasitikėsi. Aš matau 3 žingsnius, kuriuos mes privalomai turim šiandien padaryti, kad priartėtum prie to momento, kada su savo vaiku galėsi būti ilgai ir kiek pati norėsi. Pirmas. Nueinam į tą vietą, kur viskas vyko, kad tu atsisveikintum su tais visais draugais, nedraugais, butelio mėgėjais ir jūsų uždaro klubo nariais. Pasakytum, kas bebūtų, viskas, manęs į tą landynę nebeįleisk. Netgi jeigu aš ant kelių maldausiu. Gerai? Gerai. Atvykome pas Joną Gurskį į tą vietą, kur praeitą kartą visi išgėrinėjo ir būtent iš čia buvo paimtas vaikas. Labą dieną, gerbiamas Jonai. Labą dieną. Mes su labai gerais ketinimais pas jūs. Jo. Turim prašymą vieną. Kitaip, tu neįeisi, aš nustamėjau, aš negirtas, aš nieko neturiu televizorių. Tai jinai vagilka yra, jinai sąmonė yra, tas žmogus šitas, ta boba tokia. Aš jai per duris negaliu įsivesti, negaliu įsivesti. Tai daugiau jos neįleisk. Tai jis nebūtų čia niekada gyvenime. Va. Tai gerai, tai dabar Jonai. Man ne žmogus čia yra, ant žmogus. Viskas. Tai Jonai, prašymas vienas, kad daugiau Rasos neįsileistumėt. Neturi būti, tai. Neleiskit jos daugiau, gerai? Pas save. Jo. Net jeigu maldaus neleiskit pas save. Maldaus nieko. Man išlygit. Gerai. Iškado. Kad tai koks nebūtų čia. Gyvenime. Dirba to. Atvykome, mėlyje, į Kybartų seniūnijos socialinės paramos skyrių. Mums labai noris išsiaiškinti, kokias sąlygas turi atitikti Rasos gyvenimas, kad vaikas galų gale būtų jai sugrąžintas. Labą dieną. Jūs, ponia Jolanta. Mes ten norim sužinoti sąlygas, kokias turėtų išpildyti Rasos gyvenimo būdas, kad tą vaikelį atgauti. Pirmiausia, jinai ir turi spręsti savo alkoholio problemą, bet tai, kad jinai vien tik užsikoduoda, nereiškia, kad viskas padaryta. Jinai mergaitė tikrai žino, ką dar jai reikia toliau atlikti. Pasakykit ir man, 2 galvos yra geriau negu kad viena. Žinot, ir lankyti reikia, kadangi jinai turi priklausomybę, lankyti visą gyvenimą narių susirinkimą. Jinai tai puikiai žino, viskas jai mergaitai paaiškinta. Pabandom sumodeliuoti situaciją. Dabar šiandieną mes pristatom ją į priklausomybės ligų centrą arba jinai užsikoduoja ir praeina gydymo kursą. Gaunam pažymą. Kiek laiko jūs ar vaikų teisės ją stebės, koliai galų gale jinai vėl galės gyventi su savo vaiku. Dar stebėsim ją, dar stebėsim. Tikrai ne mėnesį ir ne 2, mes dar ją stebėsim. Įstatymas numato kažkokį maksimalų laikotarpį? Numato, bet mes apie tai nekalbėsim. Esmė tai eina kalba apie vaiką, jūs suprantat, kad tai yra apie vaikus. Ir mama turi įrodyti, kad jinai tikrai nori jį auginti, nori būti su juo kartu. Ir kad vaikas būtų saugus, nebūtų kažkur randamas, ar mes turėsim ieškoti kaip iki šiol dar. Nes tikrai niekas, nei jie, nei aš nepatikrinsiu. Ar tikrai 7 dienas tu blaiva, o galbūt tik 1 dieną išblaivėjus. Mums reikia medicinės pažymos, kad tu praeitą tą kursą. O po to jau liks stebėjimas. Taip pat tikrai čia ne vienos dienos darbelis, ne vienos dienos sprendimas. Dabar reikia įrodymų, sakai, metus gėri. Gali tekti ir taip, kad metus stebės ir tik po to leis. Žinau. Sveiki, vyrai. Jeigu neduoda, iš kalėjimo grįžau.
butą neduoda iš eilės, išmetė, nieko neduoda, tas savivaldybės, tvarkykit jūs ką nors. O už ką turėtų jums valstybė duoti? Už ką? Ne, tai mes stovėjau eilėje, išmetė iš eilės mūsų. O kokio eilėje stovėjot prie socialinio būsto? Stovėjau socialiniam būste, klausykit dabar, kas buvo, socialiniam būste stovėjau. Mane uždarė į kalėjimą, buvau su uodega grįžęs, mane išvežė savaitį laiko ir išmetė iš eilės. Kas kaltas? Valstybė kalta. Valstybė, jie čia nieko nedaro, jie čia nieko netvarko. Čia... Jeigu nebūtum nusikaltęs. Nu tai ką daryti dabar, kur man gyvena? Grybauskaitė čia kalta, Grybauskaitė. Kur dabar eiti? Bet vyrai, už tai, kad jūs sugebat padaryti nusikalstamas veikas, kalta Grybauskaitė. Ne dėl to, daug kur iš ko valgyti, ponas, dabar klausyk, 50 eurų duoda ant mėnesio, tai ką gyventi dabar? Prašau, sakau, duokit gatvę šluotą. Neduoda. Nu, duokit mums darbą, neduodam. O čia... Jaunikaitė Karolė, jeigu dabar savivaldybė duotų tau šluotą. Dabar vaduk yra nudirbti. Vaduk dabar yra. Ir tokį neblaivų, nes nutais per porą metrų eina kvapas. Ir tokį neblaivą nutrenkia automobilis. Kažkas galbūt iš normalių žmonių sėstų į kalėjimą. Ne, o tai dėl ko geria žmonės visi, už tai, kad neduoda, dėl ko mes stovim darbo biržų. Yra ženklai, duotų darbą, neduoda mums. Man atrodo, Karolė, kad yra atvirkščiai. Dėl to, kad jūs gerite, jūs negaunate darbą. Dėl ko, ne, tai jeigu duotų darbą, negeriam. O dabar jūs atėjote į savivaldybę į seniūniją kažko prašyti. Pas jūs dabar pamatėm, jūs parodyti visiems Lietuvai, kad jie visi tokie. Tarkim taip, Karolė, kada tu blaivas, 2 rytus iš eilės, porą valandų pašluosi gatvę palei seniūniją ir jie tau neduos darbo, aš atvyksiu ir pagelbėsiu gauti šitą darbą, gerai? Numerį savo. Jie nieko nepagelbėja, tas seniūnija, jie tik tai savus priima, pusbrolius, brolius, va juos į tuos darbus susimetę visi, jie savi. Va, nieko neduok, aš greipsiu dabar, nu, liko duodama. Neturiu šluotas, pasirodo reikia su savim kartu vežioti šluotą. Norit, aš atnešu dabar šluotą. Taip. Norit, atnešu šluotą. Taip, atnešu šluotą. Jau, 2 dienos, už 2 dienų skambintų. Gerai. Gerai? Gerai. Pakelsi man ragelį. Blaivas būsi? Blaivas. Gerai. Gerai. Už 2 dienų. Iki. Atvykome į Vilkaviškį, į ligoninę, kurioje nuo gripo gydomas Rasos vaikelis. Nu, nemeilė didžiulė yra tavo, nes ne šitaip, ne per televiziją yra įrodoma meilė. Niekada nepaskambinai, nu, gal kartą per mėnesį, kai kiek jisai čia gulėdavo, 2 ir 3 mėnesius gulėdavo, nei kartą nepaskambinai. Pone Kristina, jinai tą visą laiką pylė ir pylė juodai liaudiškai tariant. Tokioj būsenoj pa žmogų galvoti, kad nors blaivų minčių gali šauti į galvą? Pragydrėjimai gal ir būna keliom minutėm, keliom. Bet savaitę, sakė, dabar jinai yra... Tegul būna dar savaitė, dar tegul būna mėnesis. Tvarkysiu su. Koduojantis ir auginant tokį šaunuolį vaiką, berniukas yra tikrai super geras, labai geras. Varyk iš čia. Kaip Per tuos 2-3 mėnesius jinai buvo vieną dieną atvažiavusi, prisižadėjo, kad gulės kartu su juo, sekančią dieną. Yra tokios galimybės? Gali būti, prašom, gulėkit kartu. Kiek tu kartų gulėjai su vaiku? Kodėl daugiau tu neatvažiuoji? Aš nežinau, ir neskambini, ir nevažiuoji. Nu, tai... Sirgau pati. Negalima pusę metų sirgti. Vienu žodžiu, labai linkiu didelės sėkmės, koduokitės, auginkit ir nežinau, ir mažiau melo. Kokiais žodžiais gražiai šnekėjo, kad bus, kad prižiūrės, o paskui staiga reikalų atsirado, aš iš tikrųjų tai nežinau, čia lygiai taip pat su visais taip pat galioju. Miela ponia, labai prašysiu jūsų neuždrausti mamai supoti vaikelį, kadangi motinos ir vaiko meilė, nu ne mums spręsti kokia jinai. Jeigu jau pasiryžo jinai pasitelkti mūsų į pagalbą, kad nuvežtum į Kauną užsikoduoti, sako, man čia paskutinis jūs šansas esate. Nu, tegul tik tai būna, aš eilinį kartą netikiu, visiškai netikiu, nežinau. Patikėkit, sakau, daktarė. Supranti, kad daugiau tavim žmonės nebepasitikės. Gerai, čia paskutinis kartas. Ir atsarginio kartu irgi nebus. Žinau, suprantu tai. Man baisu, kad jeigu tu dabar šį kartą paslystum vėl, tu daugiau gyvenime neatleistum pati savo. Ne, nebus daug.
Atleis man sunyti. Mano saulytį. Tu man atleisi ar ne? Ko? Jo, mažutį mano. Gerutis mano, jo. Mano saulytį. Tu mano saulytį, ar ne? Pamatysi, susitvarkysiu, pasimsiu aš tave iš čia. Tu pamatysi, tu netiki, ne? Pažadu ir daugiau niekad nenoriu aš tas daugiau prarasti. Aš jam daug sykių sakiau vaikučius už šitą dalyką. Kadaise Salomėja Nėris sueiliavo. Supa kūdikėlį motiną ant rankų, dinkite šalin šešėliai, spindulytė lanko. Visą tą laiką, kada tavo vaikelis buvo paimtas laikinai globai, tu supavai štai šitą dalyką. Tai labai noriu, kad dabar ir visiems laikams pasakytum, kad štai šito dalyko daugiau savo rankose, nebesupuosi, nebemiluosi, nes tavo širdis tikrai, aš manau, yra platesnė, kad skirti meilę ne buteliui, o vaikui. Ne, daugiau negersiu. Pasižadu taip prieš visą Lietuvą galiu pasakyti. Nepavesk manęs, Rasa, žinai. Aš labai už tave nuoširdžiai sergu. Aš supratau, pasikeltų nebus. Na, mėlėjai, kad visi Rasos norai vėl neliktų vien tik pažadais, mes šiandien pat nuvešime ją užsikoduoti. Nu va. Kaip sekėsi, noriu paklausti. Gerai, galima gyventi toliau. Į kurią vietą iššauna ten tą torpedą? Į durį. Viskas gerai. Esu patenkinta tu. Ir galiu džiaugtis toliau turbūt gyvenimu. Jautiesi bent šią minutę laiminga? Jo, tikrai. Sakau nuo širdies. Ir daug dievė, kad toliau tai būtų kaip dabar šiuo momentu. Šiandieną mes padarėm viską, kad tavo gyvenimas... Stebuklą kažkokį tai padarėt, blemba, sakau, šakis, aš nežinau. Daug dievė man toliau taip nusišypsos laimį. Beliko tik tai sudaužyti šampano butelį į naują tavo gyvenimo laivą. Jo. Dabar trumpa reklama, iš karto po jos tęsime laidą. Kęstučio kova su ūkininkais. Leido naudoti žemę, tačiau dabar nebegali jos atsiimti. Tik atiduodam tą savo žemę, apsisuk ir man tuščia. Mes tik minusą nuvėjom. Neleido jums tenai artinį nieką. Darykit, ką norit. Laga. Bauda, dabar tu man moki 1000 litų? Kęstutis turi 2 hektarus žemės. Kadangi pats neūkininkauja, ją prižiūrėti pasiūlė kaiminystėje ūkiškai gyvenančiai šeimai. Valdas ir Dalia pasiūlymą priėmė, nes šienas gyvuliams visuomet pravers. Žodinis sandoris buvo naudingas abipusiai, mat kaimynai atsilygindavo irgi ūkiškai. Kęstutis kasmet gaudavo po buteliuką stipresnio gėrimo. Tačiau neseniai Kęstas sulaukė nemalonaus siurprizo. Paaiškėjo, kad kaimynų šeima sugebėjo be jo žinios žemę deklaruoti ir jau kelis metus už tai gauna išmokas. Tai Kęstučiui itin nepatiko ir jis pareikalavo apleisti jam priklausančias valdas. Vis dėlto ne viskas taip paprasta, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Jūsų dėmesiui Žilvino parengtas reportažas. Labadiena, Kęstutė. Sveiki gyvi.
Kęstuti, man labai keista, kad kalbininkai visuotinais pavadinimo kaitaliojimo laikais nepervadino jūsų miestelį Miroslavą. Nu, nežinau, čia jau ne manęs priklauso. Nu, Mir tai yra taika, Slava tai garbė, tai turėtų būti. Esame taiko garbės kaimelyje ir kalbiname poną Kęstutį. Kokios problemos, Kęstutį? Gal užėkime į vidų? Gerai. Prašom. Aš čia su kaimynu susitariau, kad nuomosiu jam žemę šitą 2 hektarus 5 metam. Nu ir paskui mes nuvažiuojam, žiūriu, kad jau užsėta tenai ir kažkokia tai grūdinė kultūra, vienu žodžiu, viską. Sakau, nu, kad tu čia padarėjai, sakau, viską užsisėjai, jau pasisodinai. Jis dar padarė tokį dalyką, kad jis net uždeklaravo tą žemę, mano. Tai va, ir paskui atvažiuoja su žmona, vienu žodžiu, viską. Kad pasirašyk, reiškia, deklaraciją, kad šitą sutartį, kad ten yra sutartis padaryta, o aš su jo jokios sutarties nesu padaręs. O aš šitą kartais turiu darbo, kartais neturiu, tai aš biržoje stoviu viską. Ir man birža netgi pasakė, kad jeigu tu turi 2 hektarų žemės, tai mes, sako, tave išbraukiam iš šito. Taip, turtingas esate, žemvaldys. Ir aš atsisakiau deklaracijos ir aš dabar tos žemės nedeklaruoju. O jis paėmė savo raštu, ten uždeklaravo tą žemę ir dabar aš negaliu savo žemę, ką noriu su ją daryti. Kas aš dabar nueinu pas žemėtvarkininką Čeponį, jis sako, uždeklaruota ta žemė yra. Nu tai sakau, kaip jūs galėjot, valdininkas būdamas, sako, be jokios sutarties galėjot uždeklaruotą žemę. Nu, sako, tie ūkininkai dabar tokie nagliai yra, kad, sako, reiškia, mes tarnaujam jiem. Kiek jūs iš jo norėtumėte išsireikalauti? Pusė sumos deklaracijas. Už 2 metus. Kiek jisai gavo už deklaraciją, kad jis man sumokėtų... Jis jau 2 metai kaip deklaravė šitą žemę? Man atrodo, kad 2 jau yra. Ir aš noriu, kad jisai dingtų nuo mano žemės ir kad nebandytų tenai tos žemės judinti. Ir viskas, ir nežinau. Nu, gal mes ir susitarsim, ar aš jam duosiu nusiimti ar ne, bet faktiškai aš galiu jam ir neduoti. Kęstai, atidžiai. Aš nesuprantu, kodėl tu pats pasiūlinai tą žemę, pats viską. Aš pasiūlinau tik tai nusišinauti jums tą žemę, 2 hektarus ir liucerną. Ir aš nieko iš jūsų... Kokia liucerna? Kokia liucerna? O kas yra liucerna? Nu, žolė tokia ir viskas. Kęstai, ar tiesa, kad jūs pats susiradote šito žmonės? Ne, man tai prirodė kaimynas. Tas, kur gaisrinė dirba. Bet tu atėjai. Tu pats į gaisrinį atėjai ir Taigi dar yra Malūno toks Saulius, kuris buvo ten su mano tėvu kalbėjo ir buvo pasakyta tiesiai šviesiai tavo. Daryk su ta žemė, ką reikia, šienauk, viską daryk. Tai tėvas paprašė, kad šitą susiart, aš sakiau, ne, susiart negali. Jam buvo taip pasakyta. Sakė, ar ne? Pamiršo gal? Žinokit, aš pasakysiu va taip nuo dušio. Kai mes nuvažiavom panaudos sutarties rašyti, tai su šitų žmogum nėjausius. Aš iš karto atsisakiau. Atsistojom ir išeinam. Mes iš karto pasakėm, pasimtų tą žemę, dėktų ją, kur nori ir viskas ir jokių čia cirkų mums nereikia. O tai klausykit, reiškia, aš nepadariau su jum nei su sutarties, nei nieko ir jūs tą žemę deklaravot kažkodėl tai. Aš asmeniškai jos nedeklaravau ir aš nežinau. Jūsų vardu tenai buvo, jūsų šeimos vardu deklaruota. Gerai, Kęstuti, dabar pakalbėkim kitaip. Jeigu žmonės deklaravo ir gavo kažkokias išmokas, jūs tik tada suskubote kažką tai keisti, sužinojęs, kad matyt gauna pinigėlių, taip? Taip. Iki tol užteko to buteliuko, taip, Kęstuti? Ne tai buvo, bet aš šitą norėjau išnuomoti kitam žmogui ir tik mes nuvažiavom, pasižiūrėjom, kas ten yra, sakau, ką ten valdas yra padaręs su tuo kitu kaimynu. Ir mes kai pamatėm, kad ten yra apsėta, viskas tik tada jau... Tau pasakyta, kad atiduodame viskų tavo, susimk sėjimus, susimk viskų ir viskas. Reiškia, man atiduoda tai, ką ir pasėjat ir viskas. Mes daryk tu ir tu. Tai jūs dabar gausite ir kultūrą visą? Taip. Koks įdirbis jums dabar atiteks? Taip. Mes tik minusą nuvėjom. Turėk sąžinę, žmogau, turėk sąžinę. Kokią aš turiu turėti sąžinę, aš neleidau jums tenai artinį nieką. Darykit, ką norit. Saulius gali pasakyti. Tu atėjai į gaisrinę Malūną, Saulius ir mano tėvas sėdėjo ir tu pasakei lietuviškai. Darykit. Šienauta žolė ir viskas. Kęstai sakė, daryk, ką norit. Ką norit. Tikrai buvo tokie žodžiai. Aišku, aš savo vyro neteisinu, už deklaravo
aš tai nežinojau asmeniškai, bet jeigu uždeklaravo, tai aišku, reikėjo jau tuos pinigus pasidalyti, jau kaip ir vis. Arba dalintis, arba reikėjo gauti parašą, ar ne? Bent jau, kad jis sutinka su tuo. Aš dar galiu pasakyti, va šičia, prieš 2 metus atėjęs va šičia va stovėjo, vyras davė jam pinigų, šitų ir 10 eurų, jo. Šitų, Valdai, jeigu tu išarsi viską, tai gal čia mes kokių krūmynų pasisodysim, ar ne, Kęstuti? Oi, tu melagė. Nu, melagė, meluoja ir vis. Ai, tu iš mano akimo, aš tau sakau. Nes tu krūmė. Aviečių krūmų, aš dar pats sakėjau, va šičia Kęstai prieš 2 metus, ne, dar kaip 50. Aviečių, sakei, pasisodysiu, gal ir viskų, gal vaismedžių kokių. Ai tenai tai gali būti, nu kodėl aš negaliu pasisodinti. Ir apie arimų buvo kalba. Ką ir šneku, Kęstuti? Kad man suarsit, aš tada pasisodinsiu šitą avietės tenai. Sakau, tu ten neark ir nelys. Sakau, aš gal tenai sodinsiu tas avietės, kad šitas buvo dalykas, tai tikrai buvo. Jūs pats matėte. Sakė, suarsi, nu tikrai aš nenoriu. Dar buvau, kai tu su tėvu šnekėjai, aš net buvau. Kurgi tu buvai kaip tas? Dar pariekant mano akimo, dar pariekant akimo. Kęstuti. Tai išvysiu policiją ar išveš? Kodėl neateina kiti žmonės? Iš kiek daug žmonių nuomojam, iš viso Miroslavo žmonių nuomojam, niekas netėjo, jokių konfliktų, nieko, o tu užsibaubiai, dabar taigi atiduodam tą savo žemę, apsisuk ir man tuščia. Kęstai, o ko tu daleiskim? Tu sakei naudok, tai kai? Palauk, Lukutį. O jisai labiausiai įpyko, va taip buvo. Pasakysiu va šitaip. Mes nuvažiavom, reiškia, jis iš karto pareikalavo pas mus pinigų 5 metus į priekį. Ne, palauk, ne tai buvo. Ai, tai, jo, jeigu jūs nuomojat 5 metam, taip, teisingai, tai buvo. Avansų į priekį. Jo. Ūkininką, kuris taip moka. Galiu nuvažiuoti ir pasakyti, visi taip moka. Ir aš... Saulius nuomoja apie 150 hektarų ir tikrai taip nemoka. Man buvo pažadėjęs sumokėti už 5 metus ir mes specialiai ir nuvažiavom. Nu ir viskas, bet aš negaliu dabar, todėl, kad jūsų tenai yra grūdinė kultūra. Mes nusikulėm viskų ir tą paliekam. Jokių būdų, dabar jūs nenusikulsite. Ne, jau aš nedaleisiu. Sakau, o dabar va. Ir važiuok nuo viskimo. Yra tam tikra data ir mes kiekvienais metais tuo pačiu laiku visiems nuvežam tuos pinigus ir visiems sumokam. Lukai, iš kelių žmonių jūs nuomojate žemę, su kuriais neturite problemų. Iš visų realiai, ką nuomojam dabar, tai niekas, va visi kaimynai. 2-3 žmonės. Ne, 6 kokie. Ko tu atvažiavai čia? Nebandytumėt keltinai ant mano žemės kojos. Suprantat? Mano žemės kojos ir varykis čia, valinkis čia, galiu pasakyti. Aš čia per prievartą čia esu pastavęs. Šitų vyras nuvažiavo, sako, aš tau dedu baudą. Dabar tu man moki 1000 litų, o jeigu ne, aš iškviesiu televiziją, iškviesiu viską. Klausykit, šantažas, Kęstuti. Oi, Kęstuti, dar niekas nebandė mūsų vardu pasinaudoti, kad pabandyti išvilioti pinigėlius. Tokios kalbos nebuvo ir tegul jis nepasakok. Nugi Valdas parvažiavo neįsigalvos, parvažiuotų vyras. Žiūrėkit. Kęstuti, aš manau, kad dabar jau čia visos tuščios kalbos. Žmonės tiesiai šviesiai pasakė, kad imkit savo žemę, naudokitės, daugiau jie jokių starčių su jumis nesudarinės nei žodžiu, nei raštu. Tai aš manau, kad savo pasiekėte, tai žmonėms... Buvo aiškiai pasakyti, man atrodo, ko jisai čia važinėja ir ko jisai ieško. Gerai. Jūs būkit kitą kartą sargesni pasirinkdami žmonės, su kuriais sudarinėjat sutartis, net ir žodinės, ar ne? Pasakykit tiesiai šviesiai daliai, kodėl iš tikrųjų nutarėte viską pakeisti dėl to, kad atsirado kitas žmogus, kuris už nuomą mokės jums grinai. Taip. Ir va, aš nuvažiavau ir pažiūrėjau, kad jie reiškia pasisavinę tą žemę ir man dabar dar nu tai kaip ne. Jūs net juridiškai. Ko tai eik? Eik tu Kęstuti nuo kiemo ir viską. Gerai, viso geriausio. Oi, tai čia Vladas, ponas. Mes pas jūs, Vladai, nebėkit. Ponas Vladai, mums laidai labai reikalinga konsultacija, sužinoti, kaip galima deklaruoti žemės be savininkų sutikimo. Gerai, atsakysiu šitą klausimą, einame į kabinetą ir aš atsakysiu. Prašau, užeiti į kabinetą.
Tai kaip ten buvo? Na, kaip ir kas metai, pasėlių deklaravimas vyksta, kiekvienas ūkininkas turi teisę deklaruoti žemę, ne tik savo nuosavą, bet ir nuomojamą žemę. Ir jau eilė metų, kaip ponas ūkininkas, dėl kurio ponas Kęstas kreipėsi, deklaruoja jų žemę ir viskas būdavo sėkmingai. Dabar 2 metai, jau kai reikia naujai deklaruojant. Jeigu jūs dabar naujai prieš pernai nedeklaravot, o šiemet ateinat jau su nauju sklypu, taip jau turit man pateikti dokumentą, kokiu pagrindu jūs tą žemę naudojatės. Anksčiau to įstatymas nereikalavo? Šiemet jau nei naujai, jeigu kažkas ateitų kitas žmogus, naujai deklaruoti jūsų žemės, jau šiais metais. Arba jūs kaimyno, arba tas pats kaip ir kaimynas jūsų žemės, nes dabar jau bus 3 metai, kaip yra pasėlių deklaracijos taisyklėse parašyta, kad deklaruojant naujai žemę pateikiami dokumentai. Ponas Vladai, kad truputėlį sutrumpinant, aš suprantu, kad iš tikrųjų buvo ta spraga įstatymuose, kad anksčiau įstatymas nereikalavo gauti iš anksto. Tuo momentu deklaruojant žemės nereikėjo pateikti dokumentų, o dabar jau naujai deklaruotiem plotam jau reikia pateikti dokumentai. O susitarimus jie pasakė, ir tas ponas, kurio... Buvo žodinis susitarimas. Susitarimas, ir jis man pasakoja, kad jie atsilygino ne vien tik žodžiais. Aš tiesiog, Vladai, įsivaizduoju save Kęstučio vietoje, vieną dieną sužinau, kad mano žemė, kurią aš kaimynui išnuomavau vien tam, kad jis šienautų pievą, yra uždeklaruota ir ta žemė suarta. Mane nejuokai supykdytų tokias, pavyzdžiui, naujienos. Ne, manęs tai visai nesupykdytų, nes aš žemės ūkio specialistas ir žinantis savo darbą, tai žinau, kad žemę deklaruoti turi teisę ne vien tik žemės savininkas. Jeigu jisai yra toks darbštus žmogus, jisai galėjo ateiti irgi užsideklaruotą žemę ir tokiu atveju aš būčiau pranešęs Valdui Rinkevičiui, kad jūsų žemę užsideklaravo savininkas ir taip pat, aišku, jeigu būtų Rinkevičius norėjęs deklaruoti ir būtų Rinkevičius deklaravęs, bet kokiu atveju teisus būtų buvęs ponas Kęstutis, nes jis yra žemės savininkas, jisai turi žemės nuosavybės dokumentus. Vadinasi, tuo momentu, kada buvo deklaruota žemė, neįvyko ginčas. Taip, juos abudu tenkino, jie viską sutarė abudu, o dabar... Iš kur jūs dabar teigiat? Tai Kęstutis dabar stovi čia, Kęstutis stovi. Aš nieko su juo nesitarėm, mes dėl to klausimam net nesitarėm. Ir iš kur jūs dabar žinot, kad mes tarėmės, kad aš jam leidžiu deklaruoti žemę. Jeigu kelis metus jūs tenkino, tai aš darau galimai išvadą, kad jūs turbūt buvo sutarę, bet aš jūsų čia reikia. Žodžiu, mėly žiūrovai, aš matau, kad čia vis dėlto buvo tam tikra painiava ir spraga įstatymuose, ačiū Dievui, kad seimūnai ar kažkas tai iš žemėtvarkos ar iš nacionalinės žemės tarnybos ištaisė tą spragą, daugiau tai nebus, bet man labai keista tvarka, kuri galioja prieš 3 metus, ne taip jau ir seniai. Atėjau, pasakiau, suariau, deklaravau, gavau išmokas, wow. Ponas Kęstutis, žinote, kaip Lenkai okupavo Vilniaus kraštą? Nežinau. Atėjo pas lietuvių ūkininką vienas Lenkas, sako, galima pas tave žemę į kuoliuką įstatyti. Lietuvis sako, galima. Kitą dieną Lenkas prašo, galima prie kuoliuko aš šniurelį, virvelę pririšiu. Lietuvis sako, aišku, galima. O trečią dieną ateina, sako, galima prie tos virvelės arklį pririšti. Va taip pat Lenkai okupavo Vilniaus kraštą. Tai aš, reiškia, buvau lietuvis, o Valdas buvo Lenkas. Čia tarp eilučių. Šiandien tai jau viskas, ką norėjome parodyti ir papasakoti savo laidoje. Bet jau netrukus pasimatysime paramos koncerte Už vaikystę, kuris jau po valandos tiesiogiai per LNK. Likite su mumis ir su tais, kuriems iš tiesų reikia mūsų pagalbos.